Sveiki, atvykę mano kanalą, mano vardas Elžbieta, smagu matyti jūs savo kanale. Šiandien mes su jumis pakalbėsime apie žodžius, kurie yra reikalingi, kai jūs nuomojatės butą arba kai jūs esate savininkai. Tikrai, manau, jums pateiks, tikrai čia bus tokie specialūs surinkti visi žodeliai, kurie yra su to susiję. Įsivaizduokite, atvažiavote į Ispaniją, radote butą, susitinkate su buto savininku, jis jums duoda sutartį, o ten žiūrite ir matote daugybę jums nežinomų žodžių. Kas yra fianza, kas tai suministros, o comunidad, quien tiene que pagar, kas turėtų mokėti, ir šiandien išspręsime šitą problemą. Čia bus 20 žodžių, kurio būtina žinoti prieš nuomojantis butą. Pradėkime nuo pagrindo. Kai nuomojatės butą, yra du pagrindiniai veikėjai arba žmonės. Pirmas yra propietario arba arrendador, tai savininkas, kuris turi butą. O antras žmogus tai esate jūs, inquilino arba arrendatario. Taigi, žodeliai. El propietario arba arrendador, savininkas. Pavyzdžiui, el propietario firma el contrato. Savininkas pasirašo sutartį. El inquilino arba arrendatario, nuomininkas. El inquilino paga cada mes. Nuomininkas moka kas mėnesį. El piso, la vivienda, butas. Busco un piso de 2 habitaciones. Ieško 2 kambarių buto. La habitación, kambarys. El piso tiene 3 habitaciones, bute yra 3 kambariai. Ir čia yra skirtumas, aš truputį apie jį papasakosiu, galbūt jūs ir žinote, kad. Čia Lietuvoje už kambarį skaitosi ir salonas, bet Ispanijoje ne. Ispanijoje už kambarį skaitosi tik tas kambarys, kur miegama, vadinasi miegamieji. Jeigu sako, busco piso de 2 habitaciones, vadinasi ieško buto 2 miegamųjų, neįskaitant salono. Dabar pakalbėkime apie pinigus. Kai jūs išsinuomojate butą ir mokate už jį po to kas mėnesį, tai yra la renta arba el alquiler, nuomos mokestis. O dabar svarbiausias žodis – fianza, užstatas. Ir dažniausiai Ispanijoje prašo nuo 2 iki 3 mėnesių užstato. Jūs šitos pinigus duodate savininkui prieš įsikeldami į butą ir jei kai jūs išeinate, butas paliekamas yra tvarkingai, tada fianza jums yra grąžinama. O jeigu kažkas bute yra sugadinto, tai savininkas laisvai gali pasilikti jūsų fianza. O dabar praktinis patarimas nuo manęs. Prieš įsikeldami į butą padarykite nuotrauką visko. Sienų, baldų, jeigu yra grindis, viską absoliučiai nufotografuokite ir parodykite savininkui, labai svarbu parodykite. Ir kai išeisite, kad nebūtų, nes labai dažnai Ispanijos savininkai sumeluoja, kad jūs sugadinote tą, nors iš tikrųjų tai jau buvo sugadinta ir tada taip neatiduoda užstato. Dėl to prieš įsikeliant jūs pasidarote nuotraukos, parodote, o išsikeldami, jeigu ir kažką jisai sakys savininkas, tai jūs nuotrauką parodysite, sakysite, jau čia buvo ir viskas, ir tada jūs neturėsite jokių problemų. Taigi iš šitos dalies žodeliai. La renta arba el alquiler, nuomos mokestis. La renta es de 900 euros al mes. Nuomos mokestis yra 900 eurų per mėnesį. La fianza, užstatas. Depositas. La fianza es de 1 mes de renta. Užstatas yra 1 mėnesio nuoma. La garantía adicional, papildoma garantija. El propietario puede pedir hasta 2 meses más. Savininkas gali pareikalauti dar 2 mėnesių. Los gastos, išlaidos, mokesčiai. Los gastos de comunidad son 60 euros. Namo išlaidos yra 60 eurų. Suministros, tai komunaliniai aptarnavimai. Elektra, vanduo, dujos, internetas. Ir būtinai patikrinkite, ar kontrate ten yra įrašyta jau į nuomos kainą, ar čia neįrašyta. Ir dažniausiai Ispanijoje yra, kad suministros jūs mokote patys, jeigu čia yra ilgalaikė nuoma. Jeigu trumpalaikė, tai dažniausiai yra įrašoma suministros jau į nuomos sutartį, bet jeigu jūs nuomojatės ilgam laikui, ilgalaikė nuoma, tai tada, aišku, jūs jau mokate tos suministros jūs patys. Iš šitos dalies svarbus žodeliai. Los suministros, komunaliniai aptarnavimai. Los suministros no están incluidos. Komunaliniai aptarnavimai įtraukti. La luz,
Electricidad, elektra. ¿Quién paga la luz? Kas moka už elektrą? El agua, vanduo. El agua cuesta unos 30 euros al mes. Vanduo kainuoja apie 30 eurų per mėnesį. La comunidad, namo išlaidos. La comunidad de edificios son 50 euros al mes. Namo išlaidos yra 50 eurų per mėnesį. El IBI, nekilnojamojo turto mokestis. El IBI lo paga el propietario. IBI moka savininkas. Taip, jūs turite tai turėti omenyje, kad IBI visada moka savininkas. Jeigu netyčia pamatysite sutartyje, kad tai yra įrašyta, iš karto jums sakykite, no. Tai ne mano reikalas, o jūsų reikalas. Kiekvienas savininkas moka IBI. Tai yra nekilnojamo turto mokestis ir jį moka, kaip jau sakiau, savininkas, ne jūs. Komunidad beje irgi turi mokėti dažniausiai savininkas. Kartais irgi komunidad prirašo prie nuomos sutarties, bet kiek aš buvau susidūrusi, tai visada komunidad mokėjo savininkas. Būtas amueblado o no. Dar vienas svarbus skirtumas. Amueblado reiškia su baldais, sin amueblar, be baldų. Ir Ispanijoje, kaip parodo praktika, dažniausiai būtų jau yra amueblados. Na, o jeigu jūs išsinuomavote būdą sin amueblar, vienas jums reikės viską supirkti. Ir paskutiniai dokumentai ir žodžiai, kuriuos būtina žinoti. El contrato de alquiler, nuomos sutartis. Lee bien el contrato antes de firmar. Gerai perskaityk sutartį prieš pasirašymą. El NIE, užsieniečio identifikavimo numeris. Necesitas el NIE para alquilar. Tau reikia NIE nuomoti butą. NIE yra ant balto lapo ir yra ant žalio lapuko mažo. Ant balto lapo gali išsiimti kiekvienas žmogus, o ant žalio lapo tai jau yra rezidencija, kai tu tampi mokesčių mokėtojų Ispanijoje. El empadronamiento, registracija gyvenamojoje vietoje. Para muchos trámites necesitas el empadronamiento. Daugelį procedūrų reikia empadronamiento. El preaviso, išankstinis pranešimas apie išėjimą. Debes dar un mes de preaviso. Privalai pranešti 1 mėnesį iš anksto. Irgi tikrai labai svarbus žodis el preaviso, kai jūs norite išeiti iš buto anksčiau laiko, negu tada, kai baigėsi jūsų kontraktas, jūs turite parašyti el preaviso. Los desperfectos, sugadinimai. El propietario retuvo la fianza por desperfectos. Savininkas pasiliko užstatą dėl sugadinimo. Ir čia buvo svarbiausi žodžiai, kurie jums bus reikalingi prieš pasirašant sutartį, prieš apžiūrint butą ir prieš nuomojantis arba prieš perkant. Ir jūs visus šitos žodžius dabar jau žinosite ir netgi su pavyzdžiais. Jeigu jums patiko, prenumeruokite kanalą, uždėkite like ir jau greitai susitiksime sekančiame vaizdo įraše. O jūs galite parašyti komentaruose. Taip pat galite pasidalinti, koksgi regionas tarp lietuvių yra pats populiariausias. Barcelona, Valencija, Alicante ar Malaga, o galbūt Madridas ar Šiaurė. Rašykite komentaruose.